Kaip jautiesi pats? Jaučiuosi gerai, nes Anglijoje aš, ta prasme, rungtyniauju ir puolime, ir gynyboje, tai man ne naujiena tai yra. Taip, kad jaučiuosi gerai. Apskritai, kaip vertini, pusę čempionato beveik praėjo, kaip vertini komandos žaidimą? Komandos žaidimas, aš manau, kad su kiekvienom varžybom tik tai gerėja. Ta prasme, pamatysim rytoj, aišku, kas bus, žaidžiam su Ukraina, bet komanda tikrai yra šauni ir nusiteikus kautis ir žiūrėsim, ta prasme, laikas parodys. Sunku turbūt kalbėti apie rungtynes, kai niekas labai daug už tavęs ir nesitikė, kalbant apie Ignos dvikovas su Ukraina. Na, žinoma, nėra ką ir pasakyti, eisim kautis, žiūrėsim, žaisim, aišku, logiškai galvojant, bandysim visų jėgų neįkvot, kadangi tikslas yra vis aiškus, koks tikslas mūsų yra. Pagrindinės rungtynės yra su Estija ir Rumunija. Tai nežinau, tai tą tik ir galiu pasakyti, manau. Kalbant apie Estus ir Rumunus, matėjai ir tuos tavo akimis žiūrint, kurie pavojingesni, kaip kokios jų silpnosios stipriosios pusės? Aš Rumunus nelabai mačiau, šiek tiek per televizorių, Estus mačiau gyvai. Man atrodo, kad apylygės komandos ir ta. Ta prasme, Estai atėjo iš žemesnio diviziono, bet nemanau, kad skirsis labai jų lygis. Na, o kaip susiklostys, aišku, stengsimės laimėti ir manau, kad sužaisim su jais gerai. You said that you will change the tactic in the game with Ukraine Yes. and play a more defense game. Yeah, it will be a four-man wall. That means only one forward is forechecking and four are playing behind. That also means the defensemen are inside and the two wingers are covering the outside. That makes it more difficult for the opponent team to come into our zone. But we know the Ukraine is the favorite and they are a well skating team, so we have to be careful and wait for our counter chances. Not too often the coach can say we have no chance, but it is the situation that the Ukraine belong one group up. So we have to wait for our counter chances and maybe we score the one or the other goal. Okay, could you say which result will be good for our team? Yes. So Sarunas is not playing, unfortunately, so we'll see how he is the next day then. But again, in all the two games before, the guys worked very hard from the worst to the last minute. So in this game we have to play tactical, very clever. Quick the puck out and wait for counter chances.